Grįžau į Bahreiną. Buvo beveik 3 savaitės. Kiprė buvau. Savo mylimam Kiprė. Pafose. Susitikau su šeimyna, pažaidžiau su vaikais. Fainai. Labai fainai. Bet dabar naujieji metai baigėsi. Ir viskas. Kitą savaitę į darbą. Pirma normali darbo savaitė. Ir aš turiu planų. Mano planas chuliganas tapti numeris 1 savo srityje šioje rinkoje, įmonė, kad taptų numeris 1. Dėl to, kad šiai dienai mes paskutiniai. Ir savo aš kitokių planų nekeliu, tik tai tokius. Tik tai tap numeris 1. Ir ne tik dėl savęs, aš ir pats noriu. Man tai iššūkis, įsipareigojimas, bet ir iš pagarbos savo darbdaviui. O kam aš jam kitaip reikalingas? Kad ir apskritai aš į darbą nevaikštau. Aš gyvenu darbu. Tai mano gyvenimo būdas. Ir aš nelabai suprantu tuos, kurie paskaitau kartais straipsnių, patarimų, kad grįžai namo, palik už durų, nieko nesineš. Aš nesakau, kad tai blogai. Tiem, kas išeina, fainai. Bet man sunku įsivaizduoti, kad šiais laikais tie, kurie dirba savo versle, kurie vadovauja įmonėm, arba tiesiog nebūtinai, kad ir savo srities profesionalai, gydytojai, mokytojai, sportininkai, taip jau parėjo, uždarė duris ir taip jau viską pamiršo ir atsipalaidavo. Sunku tom patikėti, nes dėl nuolat augančio krūvio, man atrodo, ir net nežinau, reikia. Aš geriau jaučiuosi iš tikrųjų, kai žinau, kas vyksta, kai galų gale pasidalini ir šeimoje. Ir aš taip užaugęs. Gal kiti moka kitaip, aš taip užaugęs. Mano mama gydytoja dirbo prieš 40 metų, vaikų gydytoja. Ir visą laiką būdavo kalba, kaip sekėsi darbe, kokie ligoniai, nedaug dieve, mirtis. Tėtis inžinierius. Lygiai taip pat. O čia praeinu pro Michaelo Jacksono namą. Kažkada nėra jis Michaelo Jacksono namas, jis yra draugo Michaelo Jacksono namas, vienos turtingos šeimos. Ir esu jau minėjęs savo reportažą iš Ambadžo, kad kai jį ištiko jo bėdos ir kai jam iškėlė kaltinimus įvairius, jisai pabėgimui pasirinko Bahreiną. Ir va čia jisai gyveno šitoj Samloj, Ambadže. Ir man kaip papasakojo mano draugas vokietis, aš irgi nelabai tikėjau, bet tas kupolas man labai patinka, dar parodysiu šį. Bet iš tikrųjų pasiskaičiau Google, ir tam kupole yra muzikos studija, įrašų studija. Ir pasiskaičiau apie jo, kaip jis buvo persirengęs į abają, kaip jį visgi prekybcentryje, City Center yra toks iš tikrųjų prekybcentris, kaip jį atpažino iš batų. Ir teisybės dėliai nežinau, ar Bahreine tai nusikaltimas, bet Saudo Arabijoj tai žinau tikrai, kad yra teisės aktų pažeidimas persirengti vyrui moteriškais drabužiais arba moteriai vyriškais drabužiais. Labai įdomi istorija. Indas darbininkas tvarko jau kitą namą. Labai įdomi istorija. Ir kažkiek tai susijusi su apie tą dalyką, kurį irgi papasakosiu. Su draugų ratu, su networku. Angliškai skamba geriau, pavadinkim draugų ratas. Ir aš kai pagalvoju, kaip aš atsiradau Bahreine, tai
irgi labai daug kas susiję iš nesuvoki to sąmoningai, bet kai pradedi mąstyti, tai labai daug dalykų atsineši iš vaikystės. Ir vaikystė prabėgo tipiškoje sovietinio laikotarpio inteligentų šeimoje. Ir gink Dieve, nepagalvokit, kad aš čia skundžiuosi, ar aš kaip paskaitau irgi ten, kas nors ten dainininkas ar dar kažkas pasakoja, kad vaikščiojo su treningais vienais striukė. Tai visi taip vaikščiom. Visi turėjom po vieną treningą, po vienus sportbačius, po vieną striukę. Ir kadangi aš antras šeimoje, tai ir tai nešiau brolio viską. Ir tai normalu, čia nėra dėl ko čia skūstis ar čia virkdyti internetą. Nieko čia blogo nebuvo tame. Bet tų laikų sovietinė propaganda ištisai belsdavo, kad finansai nesvarbu. Nesvarbu tavo materialinės vertybės, nebūkit materialistais, svarbu tik tai dvasinės vertybės. Ir kad negalvok, kiek tu ten užsidirbsi ir ką tu dirbsi, svarbu, ką tu duosi visuomeniai, šaliai. Tai labai geras dalykas iš tikrųjų. Ir visuomenė, ir šalis. Tik tai kodėl jie negali būti suderinti, kodėl negali būti ir tas. Kad gali ir užsidirbti ir savo šaliai duoti. Ir kitas dalykas, kuris formavo pasaulėžiūrą, mąstymą, tai mano močiutė, mamos mama buvo irgi labai religingas žmogus. Ir aš augau irgi labai griežtai katalikiškai auklėjimas. Ir nuo pat mažens pradėjau vaikščioti į bažnyčią, vedžiot pradėjau į bažnyčią. Ten klausydavau pamokslų, Naujojo testamento. Ir visą laiką turtuolis būdavo blogas. Visą laiką. Turtuolis, nors aš manau, kokie ten tų laikų turtuoliai buvo. Gal ir buvo koks vienas iš milijono. O kiti tai turtuoliai, kurie ten turbūt truputį kažką tai turėjo daugiau ant stalo savo pasidėti. Nu, nebuvo. Tikrai negalėjo būti turtuolių tais laikais. Ir žodžiu, ir sovietinė sistema, ir mūsų katalikiškas tikėjimas, su visa pagarba jam, aš ir dabar save laikau kataliku. Visą laiką bruka šitą mintį, kad pinigai yra blogai. O pinigai toks dalykas. Aš irgi tiesiog paprastas samdomas darbuotojas. Irgi joks nei turtuolis, nei milijonierius, tiesiog dirbu savo darbą ir noriu užsidirbti tiek, kad būčiau finansiškai nepriklausomas. O namuose būdavo, bet tai buvo tik kalbos. O ką matydavau namuose, buvo visiškai atvirkščiai. Pagrindiniai barniai namuose vykdavo dėl pinigų, gerai pasakius. Mes 3 vaikai šeimoje, atlyginimai nedideli, nei gydytojo, nei inžinieriaus. Ir visą laiką būdavo konfliktas, kad per mažai pinigų, neina to nusipirkti, ar to įsigyti. Ir aš taip galvoju, o dar tėtis nusprendė taupyti automobiliui, tai iš vis tapo sudėtinga. Ką tu parnešė iš darbo, kaip tais laikais būdavo madoje? Išeini į kiemą, vienas dešras pardavinėja, kitas kojines, kitas riešutus, kas ką gali. Ką tu parnešė
iš projektavimo instituto pieštuką ir trintuką, popieriaus lapą maksimum. Ir aš matyt pasąmoningai nusprendžiau, kad ne, aš visgi nenoriu gyventi finansinėse problemose, nenoriu matyti tų visų barnių, triukšmų ir nuo pat mažens, ne nuo pat mažens, bet nuo kokių, kaip truputį paaugau. Pirmas darbas, kaip dabar pamenu, kolchoze buvo 12 metų. Per vasarą paprašiau, kad mane priimtų prie šieno padėti, runkelius apravėt, kad bent keliasdešimt rublių užsidirbčiau. Ir pirmas noras į Bahreiną, kuris atvedė, aš visgi galvoju, kad jie du paraleliai tie norai, nes aišku ir Lietuvoje galima dirbti ir gauti neblogą atlyginimą. Tai pirmas, kad nori gauti orų pakankamą atlyginimą, o antras tai yra noras tyrinėti, noras patirti. Ir trečias, dar sakyčiau, yra išbandyti visgi save. Lietuvoje, aišku, nemažai pažinčių užsimezgė darbo metu ir kontaktai susiformavo ar toj srity, kurioje dirbi. Bet klausimas, o kaip tau seksis užsienį? Kaip tau seksis užsienį? Užmegzti naujus kontaktus, pradėti visiškai nuo nulio, susiras pažinčių, susiras draugų. Ir ne šiaip, kad tokių, kaip sakoma, kartu pagert ar parūkyt, bet tokių, kur tave patį patrauktų aukščiau, padėtų vystytis tavo verslui. Tai visgi ateini į bendruomenę, kuri yra jau susiformavusi ir reikia kažkaip ją įtikinti ir laiko ir įsiterpti į tą rinką, nes tuščios rinkos niekur nėra šiais laikais. Kad nebūtų per daug, papasakosiu kitą kartą.